Sveiki, Donatai. Sveikiname su pergalė. Ačiū. Kaip vertinate žaidimą? Žaidimas tikrai buvo labai neblogas, vyrai laikėsi plano, šiek tiek darėm klaidų, tačiau padarė mažiau negu priešininkai ir iš tikrųjų vyrai žaidė labai užsivedę, darė viską techniškai, o svarbiausia tai matėsi ryžtas, noras ir charakterį vyrai labai didelį parodė. Visi absoliučiai. Ką lėmė pergalę? Na, manau, kad mūsų pergalę lėmė pirmiausia tai žaidimo plano laikymasis. Mes visą laiką išlaikėm gerą žaidimo struktūrą. Kaip sakant, priešininkai nelabai turėjo šansų mus palaužti. Šiek tiek pradžioj padarėm kelias klaideles, tačiau paskui, kai todėl priešininkai ir padarė tos du žeminimus, tačiau paskui, kai mes susitvarkėm su savo jauduliu ir, kaip sakant, įsižaidėm, po pirmų 10 minučių mes visiškai dominavom aikštelę ir uždarėm priešininkus jų pusėje. Ką galėtumėte išskirti Lietuvos komandoje? Iš tikrųjų, tai buvo keli žmonės, kurie mane nustebino, kurie žaidė tikrai geriau su geresnė jėga, iniciatyva ir negu per visą pasiruošimą. Tačiau visą komandą nieko negalėčiau išskirti, nes visi dirbo kaip vienas, visi bėgo pilnu greičiu, visi darė viską pilną jėgą ir visi iš tikrųjų puikiai sužaidė. Visi 15 ir netgi tie 4 ar 5, kuriuos mes pakeitėm nuo atsarginių stalelio, puikiai įsijungė ir iš tikrųjų labai gerai visi vyrai sudirbo. Sekantis varžovas bus jūsų arba kroatai, arba bus šveicarai. Su kuo geriau jums būtų kaip varžovo? Iš tikrųjų, pasižiūrėsim įrašus, gausim įrašus rytoj priešininkų, kurie žaidė. Ir kai jau žinosim, su kuo žaisim ir bandysim išstudijuoti jų žaidimą, tada bus aišku, kas palankesnis galbūt priešininkas. Tačiau aišku, kad mes nekeisim savo žaidimo braižo, kaip ir nekeitėm prieš Liuksemburgą, žaisim lygiai taip pat, bandysim primesti jiems savo žaidimą, laikytis struktūros, laikytis plano ir siekti tokio pačio rezultato. Ačiū, sveikinam dar kartą. Ačiū. Sėkmės tolimesnėje. Lietuvą.